Labas. Esu miške ir šią savaitę gyvenu miške ir einam kiekvieną dieną grybauti. Vaikai žvejoja, valgom grybų, žuvis, žodžiu, maudomės ežere, gyvenam palapiniai. Ir noriu pasidalinti istoriją. Einam su vaiku grybaudami ir kai randa kažkas grybą, sušunka, baravykas arba voveraitė. Ir iš pradžių toksai būna, vaikai atbėga vienas vaikas ir ieško ir kur čia, vat irgi aš rasiu. Ir iš to gimė man pasidalimas su jumis, kaip yra svarbu mums kiekvienam eiti absoliučiai savo keliu. Ir to ir pasidalinau su savo vaikais, kad kai aš einu savo autentišku keliu, einant paskui mane arba atbėgant į mano erdvę, į mano kelią, tu jau nieko neberasi. Nes visas gerybės jau susirinkau aš. Nes tai mano kelias. Ir vaikam tą pasakoju ir dalinuosi, jog taip yra svarbu eiti savo keliu. Ir kai eini savo takų, savo keliu, visada rasi savo gerybės. Visuomet užklupsi už savo kelmo. Pateksi į tavęs laukiantį voratinklį. Visuomet matysi savo galimybės. Visuomet matysi savo sankryžas, savo ženklus, eidamas savo kelyje ir kaip mes čia miške rinksi savo grybus. Tai yra taip svarbu užsimanyti begalinai gyventi ir eiti savo keliu, savo autentišku keliu. Ir kaip ir miške, žinot, eina vat šalia šeimos nariai. Tu pasilabini, pasimojuoji, tu girdi, matai, taip ir gyvenime. Tu matai šalia, jo keliauja moteris savo keliu, jos eina savo džiaugsmais, savo suklupimais, tu jas matai ir dėkoji, kas yra, ar ne? Nes vienos savo pavyzdžiais įkvepia, kitos galbūt priverčia susimastyti. Tai taip yra svarbu eiti savo keliu, bet matyti nesiaurai kaip arklys, žinot, o matyti plačiai ir mokytis priimti, matyti, kaip kiti eina savais keliais, bet bematant eiti savo gyvenimo keliu. Ir taip ir kūrėsi, ir taip ir susirenka, nes jeigu mes bėgsim į kito kelią, į kito erdvę, ten jau viskas surinkta. Mūsų gerybės laukia mūsų take, mūsų kelyje, kad ir kaip atrodytų tau, ar ne, kad kažkur tai galbūt nesiseka, arba kažko tau per maža, arba kažkaip tau ne taip, kaip tu įsivaizduoji. Tai labai yra svarbu pamatyti savo, tą džiaugsmą, savo kelią, nes tos, kurios jau yra matomos, spindi savo šviesoj, savo kely, jos pačios yra save pamačiusios. Tai kai mes save pamatome, mes tada galime ir ištransliuoti, kokį mes einame nuostabų kelią. Ir žiūrėkit, beinant ir grybas. Tai labai svarbu mokėti dar ir pasimėgauti. Pasimėgauti tuo
kas tavo kelyje tavęs laukia, tuo, ką tu matai, tuo, ką tu jauti. Ir turėti savo kantrybės, turėti meilę savo. Ir žinot, ir tą požiūrį, kad viskas matytųsi tau ne iš taip, kaip blogai, o kaip viskas yra gerai. Nes mes neatėjome tik tai tortų valgyti, rožių keliu eiti ir nežinau, ką dar. To saldumo tokio tikrai neatėjome. Mes tada nieko nevertintumėm. Mes atėjome labai daug įvairių patirčių patirti. Ir įsidurti, ir užkliūti. Ir pasimėgauti. Ir suklupti, ir vėl atrasti. Bet labai svarbu eiti savo keliu. Nes tik ten, nes tik tavam keli yra visos tavo gėrybės. Ir ne tik, bet tavo. Tai va, gražaus visiems ilgo savaitgalio.